Ir beje, kaip matote, žmonių, tai čia nemažai žmonių ir dauguma žmonių va čia susirinkusių būtent miške prie Kiaulės nugaros salos, tai Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojai, miškininkai ir vat bandau prieiti prie jų ir prie žiūrovų. Labą dieną. Atsisukim truputį į kamerą. Nacionalinio parko darbuotojams turbūt smagu žiūrėti, bet antra vertus ir širdelė virpa truputį. Nu, nelabai virpa gal daugiau kaip Lietuvos šalies atstovui, kad tai yra istorinis momentas visai šaliai. Viena vertus džiaugiatės, bet antra vertus turbūt džiugu, kad viskas gana saugiai. Gana saugiai ir tikrai šis objektas pridės saugumo parkui, nes šalia parko esantis toks inžinerinis renginys užtikrins dar didesnį parko saugumą. Kiaulės nugaros sala, ką mes apie ją galėtume papasakoti žiūrovams? Na, pavadinimas tai nedaug ką pasako, antra vertus forma tik tai turbūt, o jūs gal galite daugiau mums apie Kiaulės nugarą papasakoti? Ypatingai kažką pasakoti ir nėra ką. Žinau, kad iš pačių gamtininkų biologinė įvairovė ten irgi neypatingai kokia, tai tiesiog dabar turbūt strateginis objektas daugiau negu gamtinė vertybė. Tai žodžiu, apverkti Kiaulės nugaros nėra prasmės. Na, jinai išnaudota visom prasmėm ir tikimės, kad ateityje bus iš to naudos. Antra vertus, žinom, kad ten paukščiai mėgsta perėti, žinom, kad ten žvejams dažnai būna daug laimikių. Taip būna. Ir žinom, kad žvejams beje bus sudėtingiau žvejoti šalia Kiaulės nugaros, nes ta žvejyba bus gerokai apribota, bet antra vertus tikrai neuždrausta. Mes kol kas dabar galim tik tai pasižiūrėti, kaip laivas, atbulas, jisai į atbulą velka prie terminalo polių. Mes pamatysime, aišku, tai labai ilga santykinai procedūra ir ne viskas tai bus čia greitai. O pats švartavimas laivo bus ko gero dar ilgesnis ir dar sudėtingesnis negu laivo apsukimas, nes viską reikia padaryti labai kruopščiai, labai atsargiai, tai yra be galo atsakinga procedūra. Jūs matote dabar nepriklausomybės priekis atgręžtas į jūrą, o laivugalis yra link Kiaulės nugaros, link terminalo, kainavusio netaip jau ir mažai 300 milijonų litų. Pats projekto pati vertė yra daugiau kaip 2 milijardai litų per 10 metų, nes nemažai pinigų mums reikės ir sumokėti Norvegų kompanijai už šio laivo nuomą. Bet kaip matote, nepriklausomybė atplaukė, dar jinai nebuvo atplaukusi ir jinai atplaukė dar tuščia, bet dujų kainos mus visus jau džiugina ir šildymo sezonas matyt bus šį kartą pigesnis negu pernai.